Labas, žiūriu aš čia į šitą atnaujintą, o gal naują M6 termovizorinę kamerą ir mane tokia baisi nostalgija apėmė, nes prisimenu, kad su jos pirmtaku filmavom patį pirmą mano video su Infiriem. Taigi, apie ką aš čia? Čia yra M6 termovizorinė automobilinė kamera, kuri montuojasi ant automobilio stogo. Na ir aš net gal nesakyčiau, kad čia yra antra versija kameros. Čia greičiau yra visiškai naujas gaminys, kuris kaip ir senoji kamera gali būti pajungiamas, štai tokiais analoginiais kabeliais ir valdomas iš automobilio vidaus per papildomą prietaisą. Kita vertus, visi panašumai turbūt tuo ir baigėsi, todėl kad šita kamera turi 25 mm lęšį, turi tolimatį integruotą, kas yra žiauriai faina. Aptikimo atstumas, grubiai, sakykim taip, iki 1 km. Jinai yra žymiai mažesnė ir, kas mano akimis atrodo svarbiausias dalykas, ji tapo autonominė. Komplekte su kamera yra 2 štai tokie akumuliatoriai. Ir pajungus akumuliatorius, išvengiam visų šitų laidų krūvos. Turim tokį simpotną pultelį su joysticku, su linksmakočiu valdikliu ir per aplikaciją mano mobiliam telefone aš ją galiu valdyti be jokių laidų, be nieko, tiesiog iš savo automobilio. Kam ta kamera reikalinga? Pasakysiu, kad medžiokliai apšauksit mane brakonierium, kad aš čia važinėju po plotus, ieškau žvėrių kažkokį ir taip toliau. Manau, jog šita kamera puikiausiai tiks tiems, kurie turi didelius laukus, didelius ūkius. Ir pagrindinė jos paskirtis turėtų būti, pasėlių galbūt apsauga, savo ūkio apsauga, kuomet gyvūnai ganosi dideliuose aptvaruose arba visiškai laisvai. Ir kuomet reikia jums tą visą savo gėrį prižiūrėti ir saugoti. Ir aš tikrai esu įstikinęs, kad tokios kameros reikalingos ne tik tai ūkio apsaugai, bet ir tiems, kurie saugo kitų žmonių turtą. Ir gelbėjimo stotims, tarkime, pajūryje kažkur, kad stovi tokia kamera, sėdi geras dėdė gelbėtojas, žiūri į savo telefoną ir mato niekšelį, kuris už raudono plūduro užplaukė. Tik pyst ir viskas. Eiktų šit kaip jinai laikosi, čia stogą nuplėšt galima. Ir šiaip žiauriai fainas dalykas, kamera turi tokį kaip ir intelektą, ir pasirinkus meniu, jie aptinka karštą objektą ir jinai dirba tuo režimu, kad jinai sukasi 360 laipsnių aplinkui automatiškai ir automatiškai sustoja, kada aptinka šiltą objektą. Jo, čia pasirodo dar stabilizatorius yra šitoje kameroje įdėtas. Pažiūrėk, mes važiuojam čia per tokias duobes, o kamera net neatrodo, kad jinai šokinėtų. Geras.